Kokie čia garbės šlovė karalius, pučia dabar plėsti. Mergelka, tai gyvoji socialdemokratą reikėtų. Mergelka, susigaukit. Dabar aš turėt vėl iš naujo sakyti, kaip nepadorė atrodo, ne? Nakrivo, viską pasidarė, nakrivo. Pirms plinč, na, visuomet prisveik. Laukiam, kokie palyšiusi mes. Šnaka smaginis šals geriau atmintis funkcionų. Nu, kartu iššal mergelą. Lietuvos Respublikos sveikinam departamentas, Klaipėdos skyrius sveikina susirinkusius į pirmą vakarėlį. Pirmą. Oi, laukiam, mes baliuko laukiam. Antrus. Oi, socialdemokratai. Punktus įlų. Ir treks finalinį. Gera mergelka. Gera, jau tau paskutinį šuolį sušaudė, ne? Nu, gražiam nusilenkit ir visi plaudringa. Atmušė sparnelius į sultainę. Alioji diena, žalia tik pradėjo, kurgi kas bernelis, kur mane mylėjo, kurgi kas bernelis, kur mane mylėjo. Gražia fors nusilenk, gėlių nebus. A kodėl? Kodėl? O todėl, kad sen Žorž neleidė rūkyti gėlėms ten abušten. Šabliki savo veik. Mūsų Klaipėdos skyriaus siela, Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitinė, noriu patikėti šitą ragelį ir pasakyti kuo gražiausių žodžių mūsų bičiuliams iš visos Lietuvos. Mėly socialdemokratai iš visos Lietuvos, būkite pasveikinti mūsų komandos, kuri visaip stengiasi jūs priimti. Jeigu ten kur nors koks žodelis, tai žinot, čia vyksta didysis tautų kraustymasis. Ir aš noriu pasakyti, kaip niekad yra, šiemet yra Klaipėdoje 8-asis, būtent Klaipėdos socialdemokratų sąskrydis. Ir jis yra ilgojo savaitgalį, joninio išvakarės. Kodėl aš taip apsirengusi?
todėl, kad yra Joninės. Ir aš esu apsirengusi šio krašto, Klaipėdos krašto mažosios Lietuvos tautinių kostiumų, kurį man gimtadieniui padovanojo bičiulė. Šiandien, aš manau, su Dievu mes kaip visada susitarėm. Orai būna geri. Kad turėdama šiokius tokius įgaliojimus kaip miesto tarybos narė, paprašiau, kad karkvabalius mums nuvežtų. Jeigu koks jau atskrido, teks patiems jo susirinkti. Kietesnių nėra, užkurį. Šiandien, kaip ir minėjau, atvykau pas jūs tam, kad galėtumėm kartu atšvęsti nuostabiąją šventę. Mes šiandien norime išgirsti, kaip jūs visi plojate patys savo. Gerbėmieji, aš esu Dievas ir dar kartą įsakau, kad jūs turite ploti labai garsiai patys savo. Mano močių dainos ir tavęs Lietuvos.
Klaipėdos skyriaus socialdemokratai pasidžiaugti, kad jūs buvote labai drausmingi. Aš labai džiaugiuosi, kad mes neturėjom jokių incidentų, jokių nelaimingų atsitikimų ir susipykimų tarpusavyje. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs buvot labai paklusnus prie jūros, kai mes darėm Jonų ir Janinų pagerbimą. Tikrai, reiškia, šviesi publika suvažiavo, ko galima labai pasidžiaugti. Paplokit patys savo. Ir šitam sąskrydį be abejo dirbo visa komanda, kur aš ją vadinu OAB, uždarojo akcinė bendrovė sąskrydis. Tai aš kviečiu Astą Kmitienę, kuri buvo šiemet šio sąskrydžio koordinatorė, dirbo visa šeima ir jos vyras Artūras. Jinai turėjo šaunę asistentę, kurią moko, reiškia mes galvojame ir apie kadrų politiką, o ne tai kaip kartais, kai norim tik vieni žibėti, tai Kristina Gavrilenko, kuri šauniai, manau, galės pakeisti mažą moteris, einate į dekretinius ir visą kitą. Aš noriu padėkoti ir jūsų mylimiausiam didžėjui Romekui, kuris 3 paras jums grojo, linksmino jūs ir žyminėjo. Romekai, pasirodykite. Ir žinote, nesupykite, mėly vyrai, partijos bičiuliai, bet kur būna atsakingas ir sunkus postas, pernai pabandė, vyrai atsisakė ir šiemet ėmėsi moteris. Tatjana Dirkstienė, kuri vadovavo transporto sektoriui. Tai buvo vienas iš sunkiausių, sudėtingiausių spūstis reguliuoti. Teko jai net automobilį organizuoti 4 nunešti nuo vartų. Tai šita moteris atlaikė viską. Šaunuolė Tatjana, tai čia nauja mūsų sąskrydžio žvaigždė. Sukalentas ir kūne, o prakaitas ištriš. Hei, tiesiam ranką! Hei, keliam koją! Šaliukai! Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, kulkam stojam. Šaliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukalentas ir kūne, o prakaitas ištriš. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, kulkam stojam. Šaliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai, sukame rankas ir kūną, o prakaitas ištriš. Tai, kas svarbiausia. Įskilo veidrodis, save išvysti bijo. Vos spėjai užrašyti, ką jauti. Kaip trupiniais betono lyja, kaip ašra vis tyčioje suri. Kodėl verki? Kodėl juokiesi? Kodėl nepasiduodi, lauki vis? Nors vėjas tą, kurį paliesi, jau prisiliesti antrą kartą nedrįsi. Jauti? Ir aš jaučiu kasdieną, troškimą būt su tavimi, mylėt kiekvieną dieną, už tai, kad jausti tai gali. Už ašaras ir tavo juoką, už stiklą nerimo ir pyčio prabangaus, už tai, kad būt galiu tuo, ko nemoku, už tai, kad būt galiu, už tai. Ir ritasi pasaulis laiko gijom, parimės klausi, kas esi, kai nežinai, jauti, kad bijom, kai nežinai, svarbiausia, kad jauti. Kas turi daug daugiau, negu suvokti reikia, kas nori daug daugiau, nei reikia, dėjuoja daug daugiau, nei skauda, keiksnodamas nelengva savo dalį, o džiaugias daug mažiau, nei rauda, nes duoda daug mažiau, nei gali. Net pažįstame savęs. Dėja, tai ir mes. Tai čia visiems nirzgliams. Nes, kaip aš sakau, gyvenime visada reikia ieškoti tokio pozityvo ir kasdienybė yra labai daug grožio ir džiaugsmo. Tik mes skubėdami toj rutinoj, šiame laikmetį dažnai praleikėm, nepastebim ir nepamatom, nes yra šis laikmetis kažkokios nesveikos skubos laikas. Tai aš paskaičiusi tiesiog taip bevartydama užkliuvo akis, labai pasidžiaugiu. Autorė, reiškia, yra sveiko, gero optimizmo, turinti gyvenimo džiaugsmo žmogus, pagal eilės matosi. Su genijumi. Sakykite, jūs tikra, kad jis genijus? Konstantinas, ponė Dieve šventas, o kas jis tada?
Sopėvo sulaikydama ašaras. Vieni kalba vieną, kiti kitą. Mūdien buvo labai gera, bet tų kalbų įspindėjo šalia manęs. Kūrė ir Rumai, Petra, Peterburgas. Argenija tai bėga su ašaromis akimise. Bronislava, nurimkite. Toks vyras turėjo pabėgti, antrai būtų virtas minkštakūnių padaru. Kokį siaubą jūs kalbate? Galvojate, kad Konstantinas paliko jūs kaip paprastas vyras? Toks, kuris lekia nežinia kur, nežinia kam, kuriam visai nesvarbu vedėsis ar ne, atsakingas ar ne, jūs apie tai pagalvojote? Žinoma, vyrai tokie. Amžinai lekia į miražą ir tuščias aukso kasyklas. Lekia praradę laimę, lekia atradę ją. Tačiau nurimkite pagaliau, Konstantinas netoks. Tai koks pagaliau? Peterburgas, kam jis? Bronislava užsirūko užgešusi papirosą. Ar jūs būtumėte pageidavusi Varšuvos? Juk Varšuvoje buvau aš. Bet Varšuva yra kaimas palyginus su imperijos sostinė. Peterburgui galėjo prilygti tik Paryžius. Aš net pagalvojau, kodėl ne Paryžius. Juk jame įsitaisė geriausias jo draugas. Bet ne, mirusi draugystė baisesnė už kapines. Tai dvaruose prisistena, kad mus aplankyt pamažy vėl vasarą rengės. Tai reiškia, jau darbai atseit laukia, kaip baisu. Čia viens rėkaudams durnai su podagra prisistena, o kits ten, kitaip dūsaudams daktaro šaukia. Ai, 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 dėl ko ponus taip skaudžiai kankina lygos? Kodėl jų taip daug pirkčėso giltinė suka? Todėl, kad jie būriškus išjuokdami darbus, su griekais kasdien ir vis tingėdami pedis. Kaimynai pas kitus pavakaru, o anksčiau tai bičiuliavos, šventę švęsdavo kartu, ūsus merkdavo į alų, geso lempa nuo kalvų, ūsus merkdavo į alų, geso lempa nuo kalvų. Visi kažkur toli, pasaulis visas šiandien mūsų namai. Lai pasibūs kažkam ir laikam net laiškam, vis buvame ir miegam neramiai. Brolau, halau! Karališkose žemėse ir šią didžią dieną atvykusio čia didysis valdove ir prisakome, valdykite Lietuvą taip, kad visi žinotų ir suvoktų, jog svarbiausias dalykas tavo karalystė yra
laisvė, solidarumas, teisingumas ir atsakomybė. Mes, Prūsijos karalystės karaliai, kaip ir mūsų protėviai Prūsijos karaliai, sukūrėme valdininkijos luomą, bet reikalavome, kad tarnautojai ištikimai ir sąžiningai tarnautų, o ne pelnytųsi iš savo privilegijų. Vieną tokį prieš 200 metų pavogusi miesto kasos pinigus mes įsakėme pakarti. Tai pats geriausias būdas kovoti su nesąžiningais tarnautojais. Tad būkite teisingas, bet nekerštingas. Žinokite, kad būti kiekvieną dieną karaliumi sunkus ir nedėkingas darbas. Mes patys vykdę švietimo reformą savo karalystėje žinome jos svarbą ir sunkumus. Todėl prašome jūsų šiais laikais labai atsargiai ir apgalvotai vykdyti visos Lietuvos švietimo reformą. Nes pavargęs nuo kasdienių reformų jaunimas gali išsilakstyti po visą svietą. Bijokite, kad nebeliks Lietuvos, kaip nebeliko Prūsijos karalystės. Trenkys, metai tolyn vis skubėjo, liko mums brangios ir šventos, Stepono Kairio idėjos. Savo širdį užsirašom, santarvę, meilę ir grožį, ir tarsi vėliavą nešam, skaisčiai raudoną rožę. Labą vakarą visiems sąskrydžio, 10-ojo jubiliejinio sąskrydžio dalyviams. Justiną pasveikinu. Visus myliu, visi esam savi, bet nepatikėsite, esu iš šio krašto kilusi. Ir kadangi būtent šioje žemėje, būtent kur stovi šitas pastatas ir buvo šioje vietoje kitas namelis, sukurtas buvo būtent tautiškoji giesmė, mūsų pats švenčiausias. Ir pasakysiu nuoširdžiai visiems, kad gerai teisingai žinotumėte. Pirmo neprofesionalo kompozitoriaus Vinco Kudirkos kūrinys.